Dailės paroda Rūdiškės menininkų akimis apie šeimą Afriką miestelį, mokyklą ir panašiai. Žodžiu, prašom. Aplodis. Labadiena dar kartą, aš esu Dainora, o aš Erika. Ir mes norime jums pristatyti dar vieną mūsų komandos trakas idėją, kaip jau paminėjo, Rūdiškės menininkų akimis. Mes norėtumėme surengti dailės parodą apie Rūdiškių miestelio vietovės. Tačiau mes norime vaizdus perteikti kitaip, pasitelkdami vaizduotę. Tarkim, ar žinote, kad Rūdiškių bažnyčia iš pradžių buvo medinė, vėliau ji buvo nugriauta ir pastatyta iš akmenų. Miestelio gyventojai turėjo patys atvežti akmenis, kad bažnyčia būtų pastatyta. Galime tik įsivaizduoti, kiek jėgų ir laiko žmonės paskyrė bažnyčios statybai. Tad kodėl bažnyčios sienų nepavaizdavus kaip rankų, kiekvieną akmenį pakeisti į žmogaus delną? Pavyzdžiui, didelį masyvų akmenį pakeisti į galingą, tvirto vyro ranką, o mažesnį akmenuką į gležną vaiko rankelę. Juk kiekvienas akmuo buvo paliestas Rūdiškiečio delnais. Man kiekvienas akmuo simbolizuoja nuoširdų tikėjimą ir nesavanaudišką tikslą. Taip pat istoriniai šaltiniai liudija, kad tarpukariu Rūdiškėse gyveno nemažai žydų. Tad nenuostabu, kad Rūdiškėse liko žydų kapinių. Manau, kapinių vaizdą mes galime deformuoti, kad viskas atrodytų kaip vandeniu nuplauta rašalo dėmė, tai perteikiant protėvių raudą dėl sunkaus savo giminės likimo. Aš manau, kad ši idėja yra unikali tuo, kadangi atsižvelgdami į istorinius faktus mes galime pakeisti miestelį išvaizdą, deformuoti pastatus, paminklus, vietovės. Kitose idėjose mes pateikėme tikslės nuotraukas, tai yra nepakeistas, o piešdami mes galime atskleisti savo nuomonę apie tuometinius įvykius. Piešinys gali atskleisti daugiau nei nuotrauką. Viename piešinyje mes galime papasakoti istoriją, kas įvyko, kokios buvo pasekmės, kaip jautėsi visuomenė. Taip pat kiekviename piešinyje mes įdėsime dalelę savęs, pateiksime savo mąstymą, požiūrį į istoriją. Tarkime, žydų kapinės mes galime perteikti ir teigiamą pusę. Juk po tiek laiko kapinės yra prižiūrimos, atstatytos. Netgi vyko mirusiųjų pagerbimo ceremonija. Galime pavaizduoti šviesų gamtos ir žmonių foną, kylančią saulę, kuri apšviečia žmonių paminklus. Žmonių grupė parodytų, kad kapinės nėra pamirštos, o apšviesti paminklai parodytų restauruotas kapinės. Man ši idėja patinka, nes piešdami mes neturime ribų. Kiekvieną vaizdą mes galime pateikti skirtingai, įdomiai patraukdami kitų žmonių dėmesį. Taip pat mes galime piešti naudodami skirtingas priemones. Pavyzdžiui, šiuo atveju aš naudojau paprastą pieštuką. Tai yra, aš pavaizdavau Rūdiškių gimnazijos fasadą. Ir taip pat, manau, dauguma čia sėdinčių žino, kad Rūdiškių gimnazija buvo restauruota. Ir sienų plyšiuose aš pavaizdavau buvusios Rūdiškių gimnazijos sienas, padarytas iš plytų. Taip pat, baigdama, aš noriu pasakyti, kad piešdami mūsų niekas nevaržo. Mes turime laisvę atskleisti savo nuomonę. Tai klausiu pirmiausia tiek istorikų. Istorija dailėje yra irgi fiksuota, įvairi. Ir tos sąsajos, paralelės ir diskusijų daug sukelia. Pradedant, reiškiasi, garsiuoju mūsų Žalgirio mūšio, reiškia, atvaizdavimu, jeigu taip galima sakyti, arba pavaizdavimu sukūrimu. Merginos pasirinko žanrą labai įdomiai, sakė, reiškiasi, faktologija su mūsų versija ir interpretacija. Kaip jūs tą vertinate? Trūksta pas mus apskritai tos istorinės dailės, nes pamestas yra žanras. Dabar visi čia svarsto apie vytį Lukiškių aikštėj, ką tik bendrau su dailininkai, sako, neįmanomas vytis Lukiškių aikštėj, nes Lietuvoje nėra skulptoriaus, kuris mokėtų padaryti širdą. Ir viskas. Neabejoja tam kitko, nes čia didelį reikia daryti. Ar jie padarės? Nu, čia man galėsi pataisyti mane. Bet žodžiu, bet kuriuo atveju opinija yra tokia, kad dailininkai, dailės akademijai nujudėjo Navako linkme, paminklas Gediminui, Vėžlys, 3 apvalius kojus, 1/4. Žodžiu, yra iš tikrųjų tie didieji menininkai nujudėjo menų paieškom, o su istorinė dailė yra problema. O karts nuo karto istorinė dailė tampa iš tikrųjų didžiulių įvykių. Pavyzdžiui, tas pats Mateikos kūryba, su Žalgirio mūšiu,
su Liublino unija, su Artūru Krepskovo ir taip toliau. Yra galingi kūriniai, kurie tapo tikrai iškiliais kultūros, apskritai reiškiniais, ne tik dailės. Nu, tai aš palinkėčiau surasti savo rūdiškėse istorijai siužetus, kuriuos galėtumėt jūs gražiai nupaišyti. O tai šitus, kur minėjau, kaip žydų kapinės ir dalykas, kaip jau... Gal ir tas, nors mane labiausiai domina ten, kur pasimatys meistrystė. Ką nupaišyti gerai, ausį mokat paišyti. Čia dailininkų kriterijus yra. Jeigu žmogus moka paišyti ausį, reiškia, gali ir daugiau ką nupaišyti. Bet kur dalykas yra. Garsusis šalčininkų gydytojas Zbignevas Semenovičius yra nupaišęs mano portretą. Ir apsižiūrėjo, sako, ausies vienos tai nėra. Iškart pamato, nuo ausies pradeda žiūrėti portretas. Kur ausis kokia? Tai štai, aš dariau, mane labiausiai nustebino. Arba jūs manote, tada fiksuokit, bet tada būtų aiškiau, kad pamatytume, ką jūs norite. Nu, kas jūsų manimų yra, ko fotografai negali padaryti. Kur yra kažkokie paveldo dalykai, kurie kaip šešėliai likę. Ta paišyti reikia jungiant fantaziją. Tai būtų baisiai įdomu išgirsti, ką jūs tai labiau. O žydų kapinės girdėjau, ką dar. O šiaip, apšitai siužetus galite bandyti kurti. Nu, kaip mūsų dabar yra populiaru, paišyti pagoniškus dievus iš natūros. Oi, kokiu čia prifantazuoja, visokiausių gyvas sumatys. Tiesiog labai, o jau apie kunigaikščių portretus, tai jau čia nekalbam, nors visi jie šiek tiek juokingi, nes būna mano įsitikimu per gražus. Tais laikais tokių nebuvo. Man neįsivaizduoju, kad tokie gražus galėjo būti, tokie kaip iš prancūzų istorinių filmų 17 amžiaus. Ir visi jau su barokinė madom ir taip toliau, tai mūsų tie valdovai pavaizduoti. Žodžiu, palinkėjimas iš tikrųjų yra, bet čia rizikingas, didžiulis atsakomybė. Rimtai siūlau galvoti ir sveikinu. Ačiū. Aš galvoju, kad paroda yra toks trumpalaikis reikalas, pakabės tai, kad dar girdi gale, turbūt girdi. Mikrofonas gerai. Gerai, šitą atsakingas darbas, bet vien paroda tai yra rezultatas per mažas. Ta prasme, kad pakabės kažkur mokykloje, pamatys mokinuką, jau žiais keli tėveliai ar dar kažkur ir nėra. Ta prasme, reikėtų pagalvoti, kad jeigu tikrai paroda vykusi, tai reikėtų skanuoti, dėti bent jau internetą, o iš principo yra dabar vienkartiniai albumai, kurie leidžiami ten. Tokie skaitmeniniai Zumbuk, pavyzdžiui, leidžia baltų print. Tai jų čia pilna tų spaustų, kurios lengvai išleidžia. Aš vieną albumėlį įsidėjau kaip pavyzdį parodyti jums dėl istorinio tyrinėjimo daugiau, bet tai jis irgi padarytas yra kelių egzempliorių, tik tai tiražu. Vienintelį paskutinį savo tą egzempliorių, kurį turiu, tai atvežiau, galėsiu parodyti. Toliau, norėjau paklausti, kad kiek žmonių tą projektą vykdys? Ta prasme, tikėtis ar masiškumo, ar personaliai čia jų dvi, ar dar kažkas. Pagal idėją, kurie yra susirinkę čia žmonės, jie visi privalo dalyvauti, kažkiek prisidėti, yra pagrindinė mūsų kaip ir grupė 10 žmonių, bet jie vis tiek prisidės prie mūsų. Matot, yra du dalykai, tai yra universalumo ir profesionalumo, to ir būtent ir masiškumo čia kaip priešingi poliai. Tai aš siūlyčiau galbūt kitą dalyką, tada jeigu tikrai visi dalyvauja, jums reikalinga autoritetinga komisija, po to kažkoks konkursėlis ir atsijojus pačius silpniausius iš karto suskambės, ta paroda bus taps daug geresnė, nes visi, kaip ir negali būti nei dailininkai, nei šokėjai, nei dar kažko. Tiesiog yra kažkoks, jeigu yra dailės mokytojas, kuris paskatintų geriau tą žanrą įvaldžius, profesionaliau dirbančius. Ir vėlgi man atrodo, kad visi tai reiškia niekas. Ta prasme, vis tiek turėtų būti branduolys ir aš manyčiau, jeigu jūs sumanėt, tai trečdalį, o gal net ir pusė darbų gali būti jūsų pačių dėta ir čia nėra tai, kad čia aš save dar įtraukiau kažkokių gerų darbų iš kitų. Tiesiog kas veža, tai tas ir padaro, nes visi, kad sutamtų tą projektą, to nebus. Kažkam iš jūsų to labiausiai turi reikėti. 1, 2, 3 maksimum. Tai turbūt tiek. Ačiū.